Kiaušidžių cistos tai yra ertminiai kiaušidėse susidarantys darinukai, sudaryti iš kapsulės ir kažkokio tai intarpo. Kiaušidės tai yra moters mažajam dubenyje ir cistos gali būti vienpusės arba abiejose kiaušidėse. Moters kiaušidės yra mažajame dubenyje šalia gimdos, yra abipus gimdos, štai čia yra gimda, ir šalia kiaušintakių. Cistos formuojasi vienoje ar abiejose kiaušidėse. Cistos gali susiformuoti bet kuriuo moters gyvenimo periodu. Netgi mergaitėms naujagimėms galima rasti įgimtų kiaušidžių cistinių darinių. Taigi, paauglių amžiuje cistos dažniausiai būna funkcinės, tai yra folikulinės arba geltonkūnio cistos, kurios dažnai išnyksta savaime. Tiesiog tai reikia pastebėti mergaitę 6-8 savaitės ir pakartoti kiaušidžių ultragarsinį tyrimą ir dažnai randam, kad cistos rezorbavosi savaime. Jeigu cistos mergaitėms didėja arba neišnyksta, kartais ir mergaitės tenka operuoti dėl jų. Mergaitėms taip pat pasitaiko cistų užpildytų riebalinių audinių, įvairiais plaukais, kaulų liekanom ir taip toliau. Tokios cistos yra vadinamos dermoidinėmis cistomis. Jos jau yra užprogramuotos praktiškai mergaitei dar būnant gimdoje. Dermoidinės cistas visas, bet kokiame amžiuje tenka šalinti operaciniu būdu. Kartais, labai retais atvejais, mergaitėms būna ir kiaušidžių vėžio atvejų. Žinoma, tuomet taikomos minimaliai invazyvios chirurgijos, šalinama dalis, sakykime, kiaušidės ar viena kiaušidė, stengiantis išsaugoti mergaitės reprodukcinę funkciją ateičiai. Reprodukcinėme amžiuje, kuomet moteris yra pasirengusi gimdyti, dažniausiai formuojasi taip pat folikulinės cistos ir kita didelė grupė vėlgi tų dermoidinių cistų. Kita grupė cistų tai yra cistinės adenomos, mucininės adenomos, dalis cistų suvėžėja. Šiais laikais be gerybinių auglių pasitaiko vis dažniau moterims ir piktybinių navikų, netgi jauname amžiuje iki 30 metų. Vyresniems moterims, pavyzdžiui, kada jau moteris arti menopauzės, tame premenopauzinėme amžiuje, piktybiniai navikai sudaro net 13% visų cistinių darinių. Postmenopauziai, kai moteris nebeserga mėnesinėmis, neturi jokių šansų pastoti, išnešioti vaiką ir taip toliau, tokioms moterims radus cistinį darinį reikia ypatingai atkreipti dėmesį, nes net iki 45% tokioms moterims pasitaiko piktybinių kiaušidžių cistinių darinių. Kaip moteris pajunta, kad, sakykime, ji turi cistinį darinį, kas vyksta jos organizme? Dažniausias skundas tai būna moterims arba mergaitėms, kurios serga menstruacijomis, kad sutrinka menstruacijų ciklas. Tokius požymius dažniausiai išprovokuoja būtent tos funkcinės cistos. Ką tuomet reikia daryti? Vėlgi, galima tiesiog stebėti merginą, moterį 6-8 savaitės, kartoti ultragarsinius tyrimus, kartoti apsilankymus pas gydytoją. Jeigu cistos didėja ir neišnyksta savaime, galima paskirti hormoninius kontraceptikus, kurie sureguliuoja ciklą ir tiesiog tai padeda išnaikinti tas cistas. Jeigu net ir tai negelbsti, tuomet tenka moterį operuoti. Jeigu pasitaiko cistos, kurios vėlgi po tų 6-8 savaičių neišnyksta, arba mes pastebim ultragarsu kažkokius ypatingus požymius, sakykime, kurie verčia mus galvoti, kad tai nėra funkcinis darinys, tuomet siunčiame tokią moterį iš karto operaciniai laparoskopijai ir laparoskopijos metu šalinam cistą. Ką tokios moterys jaučia? Gali be to, kad sutrinka mėnesinių ciklas, joms gali didėti pilvo apimtis. Vėlgi, cistos yra mažajame dubenyje, tai cistai augant gali augti ir pilvukas. Kiti požymiai tai yra kažkokie maudimai pilvo apačioje, skausmai. Jeigu, sakykime, moteris pajunta labai aštrius pilvo skausmus, taip pat vargina pykinimas, vėmimas, netgi alpimas, tokiu atveju reikia tikėtis, kad cistinis darinys tikriausiai pasisuko. Jeigu cistas sukasi, jis sukasi su visa kiaušide ir kiaušintakiu. Vadinasi, apsisuka gimdos priedai ir sukantis priedams sutrinka juose kraujotaka. Gali būti taip, kad sutrikus kraujotakai vėliau jį nebeatsistatys ir teks pašalinti kažkuriuos tai gimdos priedus.
Taigi, jeigu moteris pajuto mano minėtus simptomus, ūmų aštrų skausmą pilvo apačioje, pykinimą, vėmimą, alpimą, šaltkrėtį, tokiu atveju reikia skubiai kreiptis į ligoninę, jau net ne į polikliniką, ne į ambulatorinę grandį, o į ligoninės priimamai dėl tų skausmų, kad spėtume išgelbėti jos vieną ar kitą kiaušidę. Kitas atvejis, jeigu, sakykime, moteris yra menopauzėj, kuomet kiaušidėse neturėtų vykti jokie cikliniai procesai ir jeigu jis staiga pajunta didėjančią pilvo apimtį, kitus varginančius simptomus, tokius kaip virškinimo sutrikimas, pilvo pūtimas, svorio kritimas, į tokius simptomus ypatingai reikia atkreipti dėmesį ir kuo skubiau eiti pas gydytoją, kad gydytojas įvertintų, kas tai moteriai yra. Jeigu eina pas šeimos gydytoją, kad šeimos gydytojas nukreiptų ginekologo konsultacijai, kad mes užbėgtume už akių vėžį arba diagnozuotume vėžį kuo ankstesnėse stadijose. Taigi yra tam tikri piktybiškumo požymiai esant cistiniams kiaušidžių dariniams. Svarbiausia jų yra ultragarsiniai žymenys, sakykime, moteris menopauzė ir matomi cistiniai dariniai, abiejose kiaušidėse dariniai didesni negu 5 cm. Ultragarsu matom, kad yra darinys ne tik skysčių užpildytas, bet ir kažkokiais kietais intarpais, taip pat jeigu yra daugiakameriškumas. Jeigu už gimdos matom skysčią, tai yra galvojam apie ascitą, tokiu atveju labai tikėtina, kad darinys bus piktybinis. Žinoma, vėžiai nustatyti kiaušidžių vėžiai nustatyti pirmose stadijose yra labai sunku ir tik reguliarūs vizitai pas ginekologą, tai yra bent kartą į metus moteris turėtų ateiti pasitikrinti pas ginekologą, įvertinti echoskopiškai kiaušides ir tik tai tokiu atveju galima aptikti vėžį ankstyvose stadijose. Taigi moteris, ką dar turėtų padaryti apart to, kad apsilanko pas ginekologą? Jeigu mes randam kiaušidžių darinį, moteris yra virš 30 metų, kiaušidžių darinys mums atrodo įtartinas, reikėtų atlikti moteriai keletą tyrimų iš kraujo. Tai yra pirmas žymuo, tai yra kiaušidžių vėžio žymuo, CA125 žymuo, kuris rodo padidėjusią riziką sirgti kiaušidžių vėžiu. Žinoma, ta žymuo nėra absoliutus, jo specifiškumas nėra didelis, tačiau moterims menopauzėje, kurios jau nebeserga mėnesinėmis, jis yra gana specifiškas, nors pirmose kiaušidžių vėžio stadijose padidėja tik tai 50% atvejų. Dėl ko dar gali didėti CA125? Jį gali didinti kiaušidžių endometrioidinės cistos, gimdos miomos, nėštumas. Todėl, sakykime, jeigu moteris yra reprodukcinio amžiaus, randam kažkokį cistinį darinį kiaušidėse, randam padidėjusį CA125 žymenį, tai dar negalim pasakyti moteriai, kad tai tikrai bus vėžys, nes gali būti kažkokie kiti faktoriai įtakojantis to žymens padidėjimą. Svarbiausia visų kiaušidžių cistų atveju, jeigu jos mums neatrodo funkcinės, jas išoperavus svarbiausias tyrimas yra histologinis to cistos audinio ištyrimas. Tik tas ištyrimas mums duos atsakymą, kokia tai yra cista. Funkcinė, kitos kilmės ar netgi kiaušidžių vėžys. Taigi, svarbiausias principas yra lankytis reguliariai pas ginekologą, atlikti visus privalomus tyrimus, tai yra ir pasiimti gimdos kaklelio onkocitologinį tepinėlį ir atlikti kiaušidžių gimdos echoskopiją ir laikas nuo laiko atlikti kitus tyrimus.